Tai labai mėly. Šiek tiek pasenus naujienas. Čia, kaip matėt, apsilankėm Stokeriaus lauko dainų. Čia viskas vyka netoli Kėgaus pas kolegą Ket YouTuberį Ūkį Žemaitį. Tai smagiai pasibuvom, techniką apžiūrėjom, ką apdarb, pavažinėjom. Tai smagiai. Tai jei tik įmanom, smagu būt, kad aplinkau kuo daugiau tokių lauko dainėlių būtų. Pasižvalgyti, pasižmonėti, techniką apžiūrėti. Biškėlį šiai napiut varom užsiimti. Žolė teiks užžėlį, reikia apsipjauti vis pakanalius. Tų pakanalių. O tų pakanalių gaunas visas hektaras. Reikia pasikeisti peiliuks. Jau savo neįra atidirvė. Uždėsam naujus. Keliai metam kanalam pjauti užteks musėt. Iš peiliukų jau tik pavadinimas be liks. Kap iš pakanalis, tai žolės gan nebloga. Užsėjau perną žolių mišinį durpynams skirtą. Tai perną tai šiukšlinėlis buvo, neger nebuvo. Šiemet jau įsitvirtina sietos žolis, tai jau žolės tikrai gerai yra. Aišku, nors man čia nereikia šanų nupjaus, paliksiu supus. Nebent jei bus gausia lietaus. Smarkiai vėliak peraugs, tada dasik pjaus. Nes dabar jeigu pakanalius deklaruoji kaip kraštovaizdžio elementus, užtenka žolį nupjauti ir palikti pradalijas. Tai čia nėra bėdos, jeigu netura smulkintojų. Akveiturgė žeminė. Atrodo normaliai. Tikrai gera atrodo. Dar geri por mėnesį pamatysim, kas čia bus. Reiktų biškėlį šinapį apsiplauti. Jau baig šitą kerpėm apaugti. Nes paskutinis iki pamenu berods prieš kokį gerą 10 metų ant bėplaut, kada dar būdavo gyvulių ir trupnės šeinaudavom. Nuplaut iškart pagražiai. Dabar lakeis dar 10 metų. Kas čia dabar duvėlins? Pasirodo ir pirkti ir mažų kabin rankenų. Tai 9 eurų tokį. Ton praeit matyt saulė per daug metų jau iškaitin ir nulūžo.
sutvarkėm. Įdėjau naują ritininį guolį. Ne ritulinį kaip įprasta, o ritininis. Atsakyti dvigubai brangesnis, bet ir stipresnis ir dažniausiai miškinė deda savo belarus. Tai ritininį guolį įdėjau ir sustiprint salnik. Radau pirkti gražaus.lt. Tai palyginti su paprastu salniku, atrodo stipresnis. Matysim, gal greit nepramuš tepal. Kas čia dabar duvelis? Kas čia per nesąmonė dabar? Nu ką jis sakom, kas nedirb, tam negend. Tai vat pagaliau, kiek čia po 5 metų siurblys parei purkštuvu. Tai ten, kur tepals pilas, pro tepal matuoklį, pradėjai pumpauti vandenį, išplūdo ves tepal viskų. Tai greičiausiai membraną kokį nors plyšą jau. Jo mama lauks siurblį ir mesinėja manų. Siurblį išsiėmėm. Nu, reik bandyti ardyti. Reik pirmą viršų atsisukti, nusiimti. Ir tada šonus. Šonus čia ir membranas. Tai pasižiūrėsim, koks ir važiuosim dalių iškuoti. Vein pasinordžiau. Išsykė gaidyturam. Varšas paliek nutrūkis. Nu, bet gal eis išsukti. Ir membraną turam. O membraną... Membraną, jie mato šitas ir kiaur. Tai va, vien dėl to šitas menknikiaus gali pramušti. Dar kitpos reikia išsardyti greičiausiai, kitpos gali būti tokie. Bet dabar reikia to varšus susitvarkyti. Nu, nusipirko naujas membranas. 5 € viens. Nu, reikia tikėtis, kad veiks. Surinkau visko atgal. Jei ne tas veins nutrūks, varšas jau seniai būčiau pabaigs. Tik man bandysim. Užsipilam tepalioką biškį. Super! Nu įveik gražiai. Ten sukas nieks nesitaška. Maišams vyks.
Na va, teikti reikėjai. Dvinaujas membranas, 10 eurų šviesa. Ir tai biškai pasikrapštyti. O jeigu perkti naują siurblį vėsą, tai 200 eurų kunca kainuon. Tai jau geriau nepatingėti pasikrapštyti patiems. Tikon, biškai pasiremontavom, biškai ir traktorių, biškai prakštuom. Tikėkime greit metų, jokių kitų remontų neišlys. Jei jau patek šis video, paspauskit like, paspauskit subscribe. Jei jau norit ko nors sužinoti, pabendrauti, parašykit komentarą arba Instagramą. Ir susimatysim tada kitus videosikus. Iki.